Ar žinojai, kad Kalėdų senelį pasauliui parodė ne Šiaurės ašigalis, o Coca-Cola? 1931-aisiais jie turėjo vieną tikslą – pardavinėti šaltą gėrimą vidury žiemos. Bandydami tai padaryti, jie netikėtai sukūrė šventę, kuri šiandien verta milijardų. Bet čia ne istorija apie Kalėdas, tai istorija apie verslą, kuris turėjo išnykti žiemą, bet vietoj to pavertė ją savo stiprybę. Jei suprasi, kaip Coca-Cola pardavė ne gėrimą, o jausmą, pamatysi, kaip prekės ženklai iš emocijų kuria pelną, o investuotojai iš to vis dar uždirba. Sveiki, aš Auksė. Kai pirmą kartą sužinojau šitą istoriją, mane pribloškė, kad net šventinė nuotaika turi kainą. Todėl šiandien pasižiūrėkime į ją kitaip, ne kaip į legendą apie Kalėdas, o kaip į vieną gudriausių marketingo pamokų istorijoje. Kad suprastume, kaip Coca-Cola pavertė žiemą pelningiausių metų laiku, turime grįžti į 1930-uosius, į momentą, kai kompanija susidūrė su problema, kurią reikėjo skubiai spręsti. Tuo metu Coca-Cola buvo tiesiog vasaros gėrimas. Vos paspaudus šalčiui, pardavimai krisdavo net apie 40%, nes žmonės rinkdavosi arbatą, kakavą ar bet ką, kas buvo šilta. Ir čia išlindo tikroji dilema – ką daryti, kai tavo produktas tampa nepatrauklus vien dėl metų laiko. Dauguma kompanijų būtų bandžiusios kurti karštą gėrimą ar keisti receptą. Coca-Cola pasirinko visai kitą kelią. Jie nusprendė pakeisti ne produktą, o emociją, kurią žmonės sieja su žiema. Įsivaizduok tą tipinę žiemą. -10, tamsa, sniegas ir tada reklamoje šiltas artimas veidas, sukeliantis visai kitą nuotaiką. Tai atrodė rizikinga, net keista, bet būtent tokios idėjos dažniausiai ir pakeičia žaidimo taisyklės. Todėl 1931-aisiais Coca-Cola ryžosi eksperimentui, kuris ne tik išgelbės jų pardavimus, bet ir sukurs vieną atpažįstamiausių įvaizdžių istorijoje. Coca-Cola suprato, vien emocijos nepakanka, reikia kažko, kas ją įžiebtų. Ir tas sprendimas nebuvo produktas. Jis buvo žmogus. 1931-aisiais kompanija pasamdė dailininką Haddon Sundblom, kad sukurtų naują Kalėdų senelį, tokį, kuris neatvesintų, o sukurtų šilumos jausmą. Įsivaizduok dabar Kalėdų senelį savo galvoje. Storas, raudonas kostiumas, šypsena, baltas barzdotas veidas su raudonais skruostais, ar ne? Bet mažai kas žino, kad anksčiau jis atrodė visai kitaip. Liesas, kartais žalias, net griežtoko veido. Sundblom nupiešė jį šiltą, atlaidų, raudonai baltą, tokį, prie kurio norisi sėdėti prie židinio. Jo reklamos pasirodė visur – žurnaluose, vitrinose, gatvėse. Vien per pirmą sezoną jos pasiekė 10 milijonų žmonių. Tai milžiniškas skaičius laikais, kai televizijos dar net nebuvo. Po kelių metų šis Coca-Cola senelis tapo tikru kalėdų veidu ir būtent čia prasidėjo svarbiausia dalis. Poveikis neapsiribojo įvaizdžiu. Naujasis Kalėdų senelis suveikė iš karto. Pardavimai šoktelėjo, o Coca-Cola pirmą kartą tapo žiemos ženklu, o ne vasaros gėrimu. Nuo 1931 iki 1939 Coca-Cola pardavimai išaugo daugiau nei 100%. Ir tai buvo didžiosios depresijos laikais, kai dauguma įmonių bankrutavo. Tačiau tikrasis efektas buvo daug didesnis. Coca-Cola suprato, kad jie sukūrė ne tiesiog reklamą, jie sukūrė naują tradiciją. Žmonės pradėjo laukti ne Kalėdų rytų, o Coca-Cola reklamų. Ir netrukus tuo keliu pasiekė visi – prekybos centrai, žaislų gamintojai, net automobilių prekės ženklai. Emocija virto pinigais. Ir šita šventinė banga niekur nedingo. Šiandien šventinis laikotarpis sudaro apie 20% visos metų mažmenos apyvartos JAV. Taigi, Coca-Cola ne tik išsprendė sezoniškumo problemą, ji pavertė žiemą pelningiausių metų laiku. Jei tokios istorijos tave intriguoja, paspausk like ir prenumeruok. Čia kalbu apie tai, kaip emocijos virsta pinigais, o pinigai istorijom, kurios keičia požiūrį. O dabar, kaip ši istorija iš reklamos virto investicija. Kai emocija tapo verslu, atsirado ir tie, kurie suprato. Šis mitas gali ne tik parduoti, bet ir nešti pelną metų metus. 1919-aisiais viena Coca-Cola akcija kainavo $40. Perskaičiuota pagal visus vėlesnius padalinimus, tai būtų maždaug pusė cento šiandien. Dabar viena akcija kainuoja apie $70. Tai daugiau nei 100,000% grąža, neskaičiuojant dividendų. Ir būtent čia į istoriją įžengė žmogus, kuris suprato šio mito tikrąją vertę. 1988-aisiais šiuolaikinis žymus investuotojas Warren Buffett nupirko Coca-Cola akcijų už $1,3 milijardus. Šiandien jos vertos apie 25 milijardus ir kasdien jam atneša beveik $800 milijonų dividendų. Tai reiškia, kad kasdien Buffett uždirba daugiau nei $2 milijonus vien iš dividendų už gėrimą, kurio pats net negamina.
Ir štai kyla klausimas, kas iš tiesų pelningiau - vadovauti tokiai kompanijai ar tiesiog ją suprasti ir investuoti. Vienas kalėdų mitas virto viena genialiausių investicijų visų laikų. Buffett istorija skamba kaip pasaka apie amžiną pelną, bet kai pasaka tampa klasika, ji jau nebestebina. Šiandien Coca-Cola nebėra greito augimo akcija. Jos metinė grąža dabar siekia apie 7–8 procentus. Stabiliai, bet be buvusios magijos. Tarsi kalėdų stebuklas būtų pavirtęs obligacija. Coca-Cola tapo emocinio stabilumo simboliu, tokia pat nuspėjama kaip ir pati šventė, kurią kadaise sukūrė. Ir štai klausimas, ar nauji mitai - Tesla, Apple ar nedirbtinis intelektas - iš tikrųjų kūrė kažką naujo, ar tik kartoja tą pačią seną formulę. Galų gale, visi mitai turi tą pačią savybę. Jie gyvena tol, kol mes jais tikime. Kai mitas tampa per daug tikras, jis praranda magiją, bet net tada ji neišnyksta. Ji tiesiog tampa jausmu, kurį nešiojamės toliau. Coca-Cola niekada nesukūrė kalėdų senelio. Ji tik parodė, kaip istorija gali virsti verslu. Įdomu tai, kad ji net nepakeitė švenčių esmės. Ji tiesiog sustiprino emociją, kuri žmonėms jau buvo brangi ir pavertė ją universaliu simboliu. Ir čia slypi visa pamoka. Šiluma, džiaugsmas ir nostalgija gali tapti valiuta. Mes visi, vienaip ar kitaip, kasmet perkam ne daiktus, o prisiminimus. Klausimas tik tas pats, ar tu atpažįsti, kada perki emociją ir kada iš jos uždirbi. Kai pirmą kartą pamačiau, kiek Buffett uždirba iš Coca-Cola, supratau, kad tai ne investicija į gėrimą, tai investicija į jausmą, kuris niekada nesensta. Ir galbūt tai yra tikrasis kalėdų stebuklas. Vertė, kuri jau seniai nebematuojama pinigais. Jei ši istorija privertė tave pamatyti kalėdas kaip verslo strategiją, o ne tik šventę, pasidalink komentare. Ir jei nežiūrėjai, užsuk į kitus mano video. Ten rasi dar daugiau istorijų, kur emocijos tampa milijonais. Iki kito karto.